Surskis, kaip vertinate pats graikų reformų naująjį planą? Nu, kas ten parašyta? Nu, parašyta, kad kovos su mokesčių slėpimu. Graikai Jo. kovos su mokesčių slėpimu. Ir dar kovos su korupcija. Ir dar šitą kovos su degalų ir tabako kontrabanda. O tiesiog kalbėkit toliau, nes apsišiksiu iš juoką. Ar jūs žinot, kaip graikai elgėsi su pajamom? Tu aš jums papasakosiu. Tai ne tik man, bet tai papasakokit ir visiems žiūrovam. Nu, tai klausykit tada. Aš Graikijoje 3 kartus valgiau triušį stifado. Ir visus 3 kartus aš už jį mokėdavau po 10 eurų. Ir padavėjų duodavau 10 eurų ir dar eurą arbatpinigų. Vat tokia yra ekonominė, taip sakant, finansų judėjimo schema. Tai konkrečiau norėčiau išgirsti. Kokia? Gerai. Mano duotus 11 eurų jisai pakeičia į kitoj kišeniai esančius metalinius eurus, iš kurių 2 pasiima savo, 1 nusuka nuo mokesčių, o likusius 8 atiduoda šeimininkui. Nu, kol kas vagystė nedidelė labai. Tai palaukit. Restorano savininkas 2 pasiima savo, 2 pavagia nuo mokesčių ir 1 atiduoda mamai. Likusius 3 atiduoda žmonai, kuris savo ruoštų 1 pasiima savo, 1 pavagia nuo mokesčių ir paskutinį atiduoda savo mamai. O tai palaukit, o kas lieka valstybei? Šitą schemą Graikijoje veikia nuo Heraklito laikų, kuris nustatė, kad visa, kas susideda iš atomų. Pajamos irgi. Ir va tokiu būdu viską padalinus į atomus galima išsidalinti tarp giminių ir artimųjų. Tai vis tiek nesuprantu, iš ko gyvena valstybė. Iš skolų. Nu, bet skolas grąžintai reikia. Graikų klasikiniai filosofijai tas nėra numatyta, net Pitagoro klasikiniai, toj geometriniai to nėra. O visas šitas dalykas yra graikų gyvenimo pamatas jau 1000 metų. Tu su to nepakovosi? Nu jo, neviltis. Jo, jūs nepagalvokit, net Prometėjas. Gerbiamas Prometėjas, kaip pavogė iš dievų ugnį. Ką jis padarė? Pirmiausia, padalino artimiesiems. Mamai, žmonai, uošviai. Suprantat? Nu, valstybė nieko. Valstybė nieko. Tai va, galvokit. Sekantį kartą.